Kalbant apie mokyklos klases, dažnai kyla didelė painiava, kadangi britų, amerikiečių ir lietuvių sistemos smarkiai skiriasi. Užduokime iš pradžių paprastą klausimą. Kokioje klasėje tu esi arba mokaisi? Britai paklaustų, What year are you in? O amerikiečiai, What grade are you in? Jeigu į šį klausimą atsakytų vaikas amerikietis, jis arba ji vartotų tokią lingvistinę konstrukciją. I am in first grade. I am in second grade. I am in third grade. I am in fourth grade. Ir taip toliau. O dabar pabandykime atsakyti į klausimą pagal britiškąjį variantą. Logiška atsakymo formulė čia būtų tokia. I am in year ir nurodome skaičių. I am in year 1. I am in year 2. I am in year 3. I am in year 4. Ir taip toliau. Tačiau šioje vietoje atsiranda rimtų vertimo nesutapimų. Reikalas tas, kad Jungtinėje karalystėje year 1 prasideda nuo 5–6 metų amžiaus. Todėl Britų year 1 atitinka lietuviškąją paruošiamąją klasę, o year 2 mūsų pirmą klasę. Dėl to, lyginant sistemas, reikia žiūrėti į amžių, o ne tik tai į numerius. Įdomu, kaip jūsų lietuvių kalbą išverstumėt sakinį We started chemistry in year 7. Chemija mums prasidėjo 6 ar 7 klasėje. Parašykite savo atsakymo variantą komentaruose.